Tai sveikinus pati pirmoji. Esu Rugilė Grendaitė, viena iš šio projekto įgyvendintojų. Mano kolegės, kurios kalbės po manęs, yra mokslo daktarės, istorikės. Na, o aš šį renginį pradedu būdama visuomenininkė ir laisvės kovų įamžintoja kraštotyrininkė, nors istorijos išsilavinimas taip pat yra. Ir esu būtent mūsų vienijančios bendruomenės narė, tai Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio, arba kaip mes neblogai turbūt žinom, tokia plačioji visuomeniai, tai esam sutelkę po būtent partizanų Lietuvos vėliavą. Tai tikrai labai geras su visais šiandieną sveikintis. Teko matyti registracijose, kad mūsų čia turėjo būti toks geras būrys virš 100 žmonių, galbūt eigoje dar jų ir prisijungs, o net ir tie, kurie nebus fiziškai nuotoliu taip dalyvavę, tikrai turės galimybę pamatyti šį įrašą, kadangi jis yra ir bus įrašomas ir talpinamas mūsų socialiniuose tinkluose. Tai žmonių spektras čia susibūręs yra iš tiesų pats įvairiausias. Matėm ne tik mokytojus, nors toks pirminis sumanimas ir pavadinimas seminaras tarsi turėtų rodyti, kad tai yra skirta tam tikrai tiksliniai grupiai žmonių, bet ta tema ir jos aktualumas parodė, kad matyt tai rūpi patiems įvairiausiams, tiek kultūros veikėjams, visuomenės veikėjams, įvairių sričių žmonėms. Todėl tikrai labai gera matyti tą tokį platų būrį čia susibūrusių. Ir galbūt pavyks turėti ir tam tikrą diskusiją visiems drauge, kadangi mūsų yra čia toks labai, na, skirtingas ratas. Tai sveikinuosi ne tik su švietimo bendruomenės nariais, bet ir su plačia mūsų grupe. Na ir visos mūsų tokios darbo komandos ir Partizanų Lietuvos komandos vardu noriu pasveikinti, nes pati metodinė priemonė, kurią netrukus pristatysiu, ir projektas yra dedikuotas mokytėms, būtent laisvės kovotojams mokytėms, nes visgi kiekvieno gyvenime yra svarbus autoritetai. Žmonės, kurie tampa lemtingi tam tikrom gyvenimo akimirkom, galbūt nebūtinai pagal savo profesiją, bet tai gali būti patys įvairiausi žmonės, kurie, na, tą mokytojo tokią rolę gyvenimas atlieka. Todėl mes pagalvojom, kad, na, iš tiesų būtų svarbu būtent metodinę priemonę skirti laisvės kovotojams, mokytojams, kurie savo, na, pavyzdžių tapo tokių svarbiausių vertybių mokytojais mums visiems, net ir šiandien. Ir čia turbūt simboliškai ir labai gražiai yra pasakęs Lionginas Baliukevičius Dzūkas savo dienoraštyje, mums palikęs tą mintį, kad ir kasgi mus nugalės, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome mirti. Ir iš tiesų tai, kad mes šiandieną taip galim kalbėtis, tai, kad jų tas atminimas yra nemarus ir verčiantis, na, prisiminti jų vertybės, puoselėti jas dabartyje, yra labai stiprus mūsų pilietinės valios šaltinis. Ir todėl tie žmonės, laisvės kovotojai, tikrai drąsiai galim vadinti šiandien, gali būti tais mokytojais ir įkvėpėjais ir bendrai ta visa švietimo bendruomenė ir nebūtinai, gal ir kiti lemtingi žmonės, na, gali pakreipti tos mūsų gyvenimus. Tai mokytojams, žmonėms, paminklams yra skiriama šitą metodinę priemonę ir smagu, kad galim šiandien apie tai drauge pasikalbėti. Na ir dar tokia techninė dalis, tai klausimai yra rašomi komentaruose ir į juos bus atsakoma po kiekvieno pranešimo atskirai. Bendri klausimai bus aptariami jau po visko, tai iš tiesų tikrai prašom rašyti klausimus į būtent komentarų sekciją, neįžodinti jų, tai bus lengviau suvaldyti visą struktūrą. Taip pat prašytume, klausant pranešimų, būti išsijungus garsą, taip, kad būtume, žodžiu, irgi tokio aiškios struktūrai ir netrukdytume vieni kitiems klausyti. Ir kaip ir pradžioje minėjau, pats seminaras yra įrašomas ir pats pristatymas bus viešinamas, tai tikrai turės galimybę visi pamatyti, tai galbūt atsisukti kažkokią vietą, kuri domina. Na ir dabar galim pradėti kalbėtis nuo to, kaipgi atrodo tas mūsų projektas bendras pavadinimu Aš rinkau įsiginti.
Tai šį sudėtinį projektą visų pirma finansuoja Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija. Ir ji apima tokias dvi dalis. Nors šiandieną mes daug dėmesio skirsim tokiai galingai, dideliai mūsų projekto dalį, būtent metodiniai priemoniai mokytėms, bet kartu šalia to mes turim tokį tikrai pirmą tokį Lietuvoje labai šiuolaikišką edukacinį produktą, priemonę, kuri gali būti naudojama tiek mokytojams, tiek plačiai visuomeniai. Tai aš kalbu būtent apie tokį pokalbių robotą, kurie kviesim užmėgsti pokalbį su karžygiais. Tai matyt, daliai tai gali būti kažkur girdėta, galbūt kažkur pažįstama, nes su tokiais dalykais tenka susidurti galbūt bankuose, kur tu gali bendrauti su nuotoliniu konsultantu. Bet tą naują technologiją mes pabandėm įdėkti būtent edukacijai skirtoje temoje ir tokio istoriniai temai, tai matyt, tai bus taip pat labai įdomu pažinti. Ir pirmasis momentas tai gyvai tokiai galbūt patirčiai būtų parodimas mūsų viso projekto pristatymų. Ir netrukus pasidalinsiu ekranu ir tikiuosi, kad visi galės sėkmingai tai matyti. Ar matosi ekrane? Matosi. Matosi, puikiai. Tai tada paleidžiu patį pristatymą ir keliausim toliau. Prieš 80 metų prasidėjo drąsiausių lietuvių kova už nepriklausomybę - partizaninis karas. Įkvėpti troškimo išsivaduoti 8 karžygiai laisvės kovotojai, mokytojai, rašytojai, architektai, lakūnai, kariai pasirinko kovą už savo šalį. Šiandien sunku įsivaizduoti Lietuvos laisvės kovotojų gyvenimą. Ar norėtum imti ir užmėgsti pokalbį su jais? Sujungę šiandienos technologijas ir įstabes partizanų istorijas, sukūrėme projektą Aš rinkausi ginti, kuriame pateikta interaktyvi mokiniams ir mokytojams skirta metodinė medžiaga, paremta bendrojo ugdymo programa, padeda giliau patirti bei suprasti laisvės kovos kelią. Siūlome tau nuotykį, prakalbink laisvės kovotojus karžygius. Juozas Vitkus Kazimieraitis baigė Belgijos karo mokyklą, kur įgijo inžinerinių žinių, o taip pat jis pasirašė pirmąją partizanų deklaraciją. Petro Bartkaus Žadgailos pagrindinė veikla buvo ryšių kūrimas ir jis vienintelis iš visų karžygių buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 deklaracijos signataras. Jurgis Krikščiūnas Rimvydas rašė straipsnius ir organizavo partizanų spaudos leidybą. Kazimieras Alfonsas Piplys Mažytis Audronis baigė švedų žvalgybos organizuotus radistų kursus, kurie buvo gyvybiškai svarbus partizanų veiklai. Konstantinas Bajerčius Garibaldis – talentingas autorius. Jis parašė net 7 knygas, tarp kurių poezijos ir prozos kūriniai bei mokslinių straipsnių. Juozo Albino Lukšos Mykolaičio architekto išsilavinimas pasitarnavo statant tiltus su vakarais, kur Paryžiuje surado gyvenimo moterį. Juozas Kasperavičius Visvydas buvo puikus strategas, kuriam rūpėjo aukštesni politiniai siekiai ir itin nagingas vyras. Vaclovas Voveris Žaibas, nebereikalo tokį vardą užsitarnavęs, partizanų mūšiuose sunaikino daugiau kaip 300 kareivių ir 40 karininkų ir stribų. Kuo pasižymėjai savo būryje? Ką studijavai prieš tampant partizanu? Kaip švęsdavote pergalės? Užduok rūpimus klausimus ir prakalbink karžygius laisvės kovotojus. Ši interaktyvi patirtis leis giliau pajusti Lietuvos partizanų dvasią ir jų drąsą. Pasikalbėk su laisvės gynėju. Prieš 80 metų prasidėjo. Labai tikiuosi, kad pavyko išgirsti ir pamatyti. Tai čia tokia bendra įžanga ir parodimas, apie kągi yra šis projektas, su tokiu turbūt ir netradiciniu vizualiniu pristatymu, nes esam įpratę matyti turbūt šiek tiek kitą vaizdą, kalbant apie partizanus, tai pasižiūrėsim ir bus galbūt įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę ir matymą, kaipgi viskas čia taip naujai atrodo. Na ir dabar prie ištakų. Tai šis projektas negimė lygioje vietoje ir tai yra tęstinis projektas. Prieš kurį laiką, tik tai dar pasitikslinsiu, matosi tikriausiai vaizdas, kuriuo dalinuosi, taip?
Mhm. Tai prieš kurį laiką mes taip pat įgyvendinom kitą projektą, tai yra Lietuvos laisvės kovotojų karžygų projektą. Ir apie ką jis yra, jau šiek tiek girdėjote ir mūsų pristatomajam video. Jisai būtent savo dėmesį atkreipia į Lietuvos laisvės kovotojų karžygų gyvenimus, tai yra 8 asmenybės, kurios iki galo turbūt nėra atskleistos ir įamžintos mūsų istorijoje ir tokioj viešoj erdvėj. Ir čia mums reikėtų atsigręžti tokį labai konkretų dokumentą, iš kurio ir kyla karžygių projekto idėja. Tai yra 1949 m. Vasario mėnesį parengtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio statutas ir jame yra skelbiama, kad laisvės kovotojams ir sąjūdžio dalyviams, kurie kovoje su priešu pasižymėjo karžygiškumu ir ypatingais nuopelnais Lietuvai ir sąjūdžiui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas suteikė laisvės kovotojo karžygio garbės vardą. Ir kartu buvo teikiami ir aukščiausi tokie partizanų apdovanojimai. Ir vat būtent tuo laikotarpiu, iš esmės metų laikotarpiu, tai yra 49-50 metais, šis apdovanojimas pailiui buvo suteiktas jau matytiems 8 partizanams. Tai nereiškia, kad kiti, nes tarp jų jūs tikriausiai nematėt Žemaičio, mūsų 4. prezidento laikomo, tai nereiškia, kad kiti kažkaip yra nenusipelnę, kai kurie iš jų tiesiog nebespėjo būti jų apdovanoti, bet buvo būtent sutikti tiems minėtiems 8, 7 iš jų esant jau žuvus, vieninteliam vienam dar gyvam esant, Karžygio laisvės kovotojo vardas buvo suteiktas būtent Juozui Albinui Lukšui Mikolaičiui, nes būtent toks buvo jo paskutinysis slapyvardis. Tai mūsų noras buvo atsigręžti iš tiesų į pačią partizanų istoriją, į tai, ką jie laikė svarbiu, reikšmingu, tiek žvelgiant į jų pačių rašytus ir mums paliktus dokumentus, leistus politinius ir teisinius dokumentus. Tai lygiai taip pat šie 8 žmonės ir buvo norėta pasižiūrėti būtent partizanų perspektyvą, ką jie matė kaip svarbius. Ir žiūrint į šias asmenybės ir būtent žvelgiant į jų biografijas, praėjusiais metais mes ir pristatėm tų karžygių projektą. Jisai taip pat gali būti naudingas mūsų mokymo visam procesui ir apskritai kultūriniai turbūt veiklai, nes čia galim parodyti tik tai keletą tokių pavyzdžių, kad užėjus į partizanulietuva.lt, nuėjus į projektų skiltį, mes matom karžygių projektą. Pasirinkus bet kurį iš jų, na čia prieš jūs yra būtent vienas iš signatarų, Petras Bartkus Žodgaila. Tai pirmajame mes matom tokius biografinius būtent duomenis, kurie buvo palikti parašyti tokiame partizanų dokumente, kuris vadinasi Tėvyniai pareigų ėjimo lapas. Mes galim pasirinkti kitą skiltį, kaip kad, pavyzdžiui, gyvenimo ir veiklos aprašymas. Ir čia matyti tokią esė tipo struktūros trumpesnį aprašymą apie šį karžygį, kuris taip pat gali būti toks įdomus ir naudingas, nes čia buvo siekta pateikti dalykus ne faktinė, ne faktų kalba, bet gyvai ir pabandyti išskirti tai, kuogi iš tiesų šis žmogus buvo toks ryškus. Kita grafa yra, tarkim, žygio maršrutas ir čia taip pat apie kiekvieną karžygį buvo sukurtas toksai maršrutas su koordinatėmis. Na tai tikrai galima tomis vietomis keliauti ir tuos karžygius taip per gyvosios istorijos tą prizmę pažinti. Na ir kiekvienas karžygys prie savęs turi tokį literatūros sąrašą, pagrindinės literatūros sąrašą, kur apie jį galima kažką sužinoti ir pasiskaityti. Tai tokia yra projekto aš rinkausi rinktis priešistorę. Ir karžygių projektas buvo tas projektas, nuo kurio mes pradėjom, nuo kurio mes atsispyrėm ir įgyvendinę jį pamatėm, kad lieka dalykų, kurie yra už paraščių, kurie yra svarbus, apie kuriuos norisi kalbėti ir ne ką svarbus dalykas
be, na, tokios istorinio turinio yra komunikacinės priemonės. Ir turbūt norėsiu kažkaip pamėginti žvelgti ir ieškoti būdų, kaip tas istorijas išnešti į plačias auditorijas arba priešingai į labai specifines auditorijas, kaip kad mokytojai. Ir kad ši istorija, na, skleistusi, būtų dalinamas tam tikrose ratuose, apie tai būtų kalbama, apie tai būtų mokoma. Todėl atsirado šis toks naujas projektas, bet iš esmės apie tą patį. Ir būtent pamatę tų aštuonių karžygių tas istorijas ir juose slypinčias motivacijas, kodėl jie ryžosi kilti kovą, matėm prasme sukurti jau minėtą projektą Aš rinkausi ginti, kuris susideda, kaip ir minėjau, iš dviejų dalių, būtent iš metodinės priemonės ir iš interaktyvaus pokalbių roboto. Na ir dabar galim keliauti prie kiekvienos iš šių priemonių, trumpai visą tai apžvelgti ir pasižiūrėti, ar viskas tame yra aišku. Taip, tai prieš jūs yra būtent metodinė priemonė. Tuoj sekundę. Tikiuosi viskas matosi. Na tai va, tai čia yra metodinės priemonės viršelis ir, ir ji atrodys taip, tokia kaip interaktyvi nuotolinė knyga. Turinys ir kokia yra struktūra. Tai prieš tai buvo pristatytas ir matytas projektas būtent karžygių, kuris savo dėmesį kreipia į karžygių biografijas. Čiagi, galvodami apie turinį metodiniai priemoniai, mes bandėm pasižiūrėti į tai, na, kokios problemos kyla, kalbant apie Lietuvos laisvės kovą. Nes tenka galbūt net ir girdėti tokių pasakymų, kad partizaninė istorija yra parašyta. Visko joje jau yra labai daug pasakyta, na ir ką čia dar naujo tarsi galima padaryti. Tai pateikdami šias 10 temų, galvojam, kaip jas aktualizuoti dabarties šviesoje, kaip atrasti tuos klausimų keliančius kampus, nes apie 3 partizaninio karo etapus mes puikiai žinom, kad jūsų vadovėliuose rašo. Tuos faktus daugiau mažiau jūs tikrai žinot, ir mokiniai tai žino, bet kartais vien faktų nepakanka, nes kai kuriai istorijai labai reikalingas ir jausmas, ir kai kuri istorija yra labai svarbi tai tokiai mūsų pilietiniai valiai ir atsparumui. Tai ši istorija be jokios abejonės yra tokia. Todėl ir norėjusi paimti ne tokias sausas faktinės temas, bet probleminės ir jas pateikti to jau minėtai dabarties šviesoje. Tai temos yra pačios įvairiausios, jas galite matyti turinyje prieš savęs, tai mes kalbam ir apie tai, apie tokį turbūt ir naują prieigą, kad partizanus galim matyti kaip tokius ginkluotus politikus, ne tik kaip įprastai žmonės laikančius ginklus, kariaujančius mūšiuose, bet juose telpa kur kas daugiau istorijos. Taip pat kėlėm tokius šiek tiek filosofinius klausimus, kur slypi laisvės kovos tama sėkmė, arba ar laisvės kova buvo laimėta. Toks gana galbūt ir netikėtas klausimas, žinant tą kontekstą, kad 53-aisiais tarsi baigėsi oficialiai partizanis karas, bet toli gražu tai nesąlygoja, ar tai buvo laimėta ar pralaimėta. Tad taip pat bandėm pasižiūrėti būtent į šį klausimą, galbūt ir naujai, galbūt ir kitaip. Tokie klausimai kaip pogrindinė būtent spauda, taip pat labai didelė ir svarbi tema, tam tikri propagandiniai naratyvai, kurie vis dar yra gajus mūsų visuomenėje ir kuriuos tikrai eskaluoja ir mūsų kaimynai rytuose. Taip pat bandyta juos pasižiūrėti šitoje metodiniai priemoniai. Tokia įdomi tema partizanų žinia vakarams, bendrai tas suvokimas masto kovos, išplečiant jį ir santykėje su vakarų valstybėmis ir koks tas kontekstas yra bendras. Taip pat mes kalbam apie tuos tyliuosius kovotojus, tai yra partizanų ryšininkus rėmėjus ir pabandom suprasti, koks yra iš tiesų tas visas kovos mastas, kuris tikrai neapsiriboja tik tai 50 tūkstančių ginkluotų kovotojų, bet yra kur kas visko daugiau. Na tai tokios temos. Taip pat matot priedų dalį, tai yra nuorodos į įvairiausius dienoraščius, prisiminimus
į kitus partizanų dokumentus. Taip pat pabandėm atrasti ir sudėlioti tam tikras edukacijas, kuriuose galima kitaip gyvai pažinti partizanų temą. Yra sudėtas ir žodynėlis su savo santrupomis, literatūros sąrašas su šaltiniais ir pačių autorių pristatymas. Em, Ir čia labai trumpai galbūt dar norėtųsi parodyti, kaipgi naudotis šią metodinę priemonę reikės. Tai kaip ir jau matėt, yra pateikta 10 temų, kur kiekviena tema turi tam tikrą savo bloką tekstinės informacijos. Vėliau aš galbūt dar vieną tokią kaip pavyzdinę parodysiu atskirai. Ir kiekviena tema yra iliustruota tam tikrais pavyzdžiais ir vaizdinė medžiaga, konkrečiomis istorijomis, nutikimais, tuo, kas gali praskleisti tą temą, padaryti ją suvokiamą dar įdomiau ir šiek tiek kitaip. Ir kiekvienos temos pabaigoje bus galima matyti, rasti po užduotį. Ir tos užduotis yra parengtos naudojantis įvairiais būtent to laikmečio šaltiniais. Kai kurios, tiesą sakant, užduotis bus tokios projektinės ir kvies turbūt moksleivius pačiais tapti istorikais, rinkti žinias, ieškoti vietų, sudaryti maršrutus, kažkokius plakatus kurti ir dar daug įvairių kitų dalykų. Tai suprantam, kad ši tema tikrai gali būti puikiai panaudojama ir pilietiškumo pamokose, ir tokiuose tarpdisciplininėse pamokose, kaip ten darbų pamokos, muzikos, lietuvių literatūros ir kitos, nes tų užduočių ir kampų temų yra tikrai pačių vyriausia. Taip pat jūs matote tam tikrą ženklinimą, kokie yra sutartiniai ženklai šioje metodinėje priemonėje ir kaipgi viskuo vadovautis. Ir verta pasakyti, kad kaip ir iš temų matyt galima taip susidaryti įspūdį, kad šią laisvės kovos arba partizaninio karo istoriją norės pateikti ne juodo balta kažkokiais šablonais, bet priešingai. Šios temos turėtų padėti atskleisti tokią platesnę perspektyvą, kai mes viską galim žiūrėti, ir padėti kelti klausimus, įtraukti auditoriją ir bendrai ieškoti visiems atsakymų, remintis pačių partizanų išsakytom, paliktom mums mintimis, tekstais, dokumentais ir kitais šaltiniais. Parodymui galbūt parodysiu vieną temą. Tarkim, galim nukeliauti, tikiuosi sėkmingai tai pavyks padaryti. Į vieną iš temų, tai jie kovojo tyliai. Tai būtent partizanų ryšininkai ir rėmėjai. Tai va, jūs matot prieš save tą, jau mano šiek tiek galbūt minėtą struktūrą. Juodas yra tekstas bendras, kuris pristato tą temą. Žaliai yra parašytos tam tikri pavyzdžiai, tai, kas įkontekstina, pastiprina pačią temą, įvairūs kiti šaltiniai, kurie taip pat gali viską pagrysti ir parodyti visą taip plačiau. Tai va, taip atrodo kiekviena iš šių temų ir pabaigoje yra toksai debesėlis su užduotimis. Ir mes bendrai iš šios užduoties krypsim dar į atskirą tokį langą, kuriame visko bus plačiau aprašyta ir sudėta dar aiškesnė ta užduoties būtent struktūra. Tai taip atrodo būtent mūsų metodinė priemonė. Apie kiekvieną žinomą temą, kaip ir visur galima kalbėti daug plačiau, bet matyt, to gal ir užtenka tokiam įspūdžiui susidaryti. Ir dabar galim pereiti prie tos kitos dalies. Gerai, dalinuosi ekranu, tikiuosi, kad matosi. Taip. Gerai. Tai taip, tai žodžiu, dalykas tas, kad pokalbių robotas sukurtas per ChatGPT platformą ir būtent ta platforma yra prisodinta karžygių biografijomis. To dėka mes galim būtent kalbėtis, užmėgsti pokalbį su tam tikrų karžygių ir gauti atsakymus, interpretuojant ir įsivaizduot, kaip karžygys mums galėtų atsakyti. Ir dabar kaip tai atrodo, ar ne? Apačioje mes čia turėsim pačius įvairiausius karžygius. Verta pasakyti, kad šios nuotraukos, kurios bus matomos mūsų puslapyje, taip pat yra sugeneruotos remintis istoriniais faktais dirbtinio intelekto. Ir tarkime, paspaudus Petrą Žadgailą, mane nuveda į būtent
į būtent ChatGPT platformą, yra reikalinga asmeninė paskyra tam, kad tu galėtum naudotis šiuo pokalbių robotu. Na ir galim pabandyti. Labas, Petrai. Na, vad, galim pabandyti pamatyti, kągi atsakys karžygys į šį klausimą. Uždaviau klausimą, labas Petrai, kodėl pasirinkai kovoti už Lietuvos laisvę? Jisai sako, kad mano sprendimas kovoti už Lietuvos laisvę kilo iš pareigos jausmo, kuris buvo kurstomas nuo pat vaikystės, dar gyvenant su šeima, kaime, jaučiau, ką reiškia okupuota šalies našta ir panašiai. Na tai vat, su kiekvienu iš jų bus galima užmėgsti panašų pokalbį, gilinti tuos klausimus ir būtent taip bendrauti. Matote, apačioje yra visi karžygiai, taip pat šioje svetainėje bus daugiau informacijos ir visa metodinė priemonė su visais priedais, užduotimis ir panašiai. Tai taip atrodo svetainė, per kurią kviesime visus prisijungti ir užmėgsti pokalbį. Ir šioje vietoje save stabdau ir bandysiu sugrįžti į čia ir paklausti, galbūt yra klausimų, kadangi laiko neturim daug, tai norėjusi taip tą tūrį apžvelgti viso projektą, tą turinį, bet gal kilo klausimų, ypatingai iš tos antrosios dalies, kuomet buvo pristatytas tas pokalbių robotas arba chatbot. Ir gal čia yra klausimų, kaip tai veikia, kaip tai veiks ir panašiai. Matau, kad būtent susirašinėjimų vietoje klausimų nėra, tai matyt ir nėra. Tai jeigu tikrai niekam nekyla, tada perdodu jau žodį. Vat matau, dar vat greit parašė, kodėl nuotraukos pateiktos netikros, ar planuojate plėsti projektą, įtraukti daugiau partizanų, kada bus galima naudotis. Tai taip, tai dėl nuotraukų netikrumo, kadangi pats projektas, jisai buvo kurtas su tam tikrų šiuolaikiniais įrankiais, dirbtiniu intelektu būtent ir pati platforma yra dirbtinio intelekto pagalba, tas pokalbių robotas sukurtas. Tai todėl ir būtent svetainėje yra matomos sugeneruotos jų profilio nuotraukos šiuo įrankiu, bet metodiniai priemonė yra pateiktos tikrai autentiškos būtent ir nuotraukos. Dėl planuojamo plėsti projekto, daugiau partizanų įtraukti ir kada bus naudotis, čia galbūt tokie bendri klausimai, kuriuos galėsim reaguoti ir vėliau, tai turbūt tiek ir žodį perduodu jau kolegijai Aistei. Labai diena, sveikinuosi ir aš. Rugilė pradėjo nuo to sakydama, kad malonu jūsų čia tiek daug matyti, o man liūdna, kad aš jūsų nematau, o kalbu tik su jūsų vardais ir pavardėm. Na, bet tikiuosi tai, ką šiandien kalbėsiu, pasakosiu, dalinsiuos, jums bus naudinga. Papildant ačiū Rima, smagu matyti. Papildant šiek tiek Rugilę, kad šitas projektas dar taip pat, ačiū Jums, tikrai smagiau kalbėti, matant Jūsų veidą. Papildant šitą visą projektą, dar buvo sumanimas pateikti mokytojams skaidres, tą tokią tarsi pamoką, kurią jūs galėtumėt paimti ir naudoti. Arba tokią, kokia jinai yra apie Lietuvos partizaninį karą, ką mes siūlome. Tai greta šitoje svetainėje atsidurs ir šitos mano skaidrės, apie kurias aš netrukus kalbėsiu. Vadinasi, jūs visada turėsit teisę jas atsisiųsti, išsikirpti, ko jums reikia, pasipildyti, pratrinti, galbūt naudoti viską taip, kaip pateiksiu, nes greta skaidrių bus pridėtas ir lydimasis tekstas su paaiškinimais, ką jūs galėtumėt mokiniams pasakoti, jeigu jums tai bus priimtina. Bandau dalintis.
tikriausiai rodo. Tai mintis buvo, kaip, na, tekę ne kartą tikrai dalyvauti įvairiose mokyklose, pasakoti, kalbėti apie partizanus. Ir, na, tu matai, kad ta istorija, kurią gali dalintis, jinai tikrai yra patraukli, jinai domina. Bet, na, kaip pasakoti, kad išlaikyti vieną vertus tą ugdymo, mokymo programą, kuri, na, reikalauja tam tikros struktūros, bet truputėlį kitaip gal įtraukiant, sudominant jaunimą. Taigi keliaukim, kas yra partizanas? Atrodo paprastas klausimas, šitą iš ties mėgstu užduoti ir mokyklose, ir darželiuose net dalyvaujant, tai patys įdomiausi atsakymai. Ir čia galim žiūrėti visiškai va tokiu bendru apibrėžimu, ką pasiūlo visuotinė lietuvių enciklopedija. Bet lygiai taip pat man asmeniškai rašant disertaciją, aš čia galbūt, na, neprisistačiau, partizaninio karo tema, tyrinėjau beveik 15 metų ir kai rašiau disertaciją, na, pati ieškojau to atsakymo, kas gali būti tas partizanas ir kaip mes jį suvokti. Ir šioje vietoje man gražus yra bendrai jau ne mūsų apie Lietuvos partizanus, kalbant apskritai apie tą partizanavimo tokią kilmę, kad filosofas Karlas Šmitas ją suvokė kaip kraštutinį pilietiškumą, tai besališkišką tėvynės gynimą ginklu. Ir čia tikriausiai būtų kur kas daugiau tokio atsakymo ir gylio. Ir jeigu mes žiūrėtumėm šiek tiek tarptautinio konteksto, kurio taip pat reikalauja mūsų ugdymo programa, tai pateikiu žemėlapį tokį, suvokti, kad, na, mes nesam unikalūs ir tokie išskirtiniai su savo partizaniniu karu, su savo pasipriešinimu. Tai yra būdinga visam 20-ojo amžiaus vidurio Europai visai. Tik čia yra parodyta, na, tokia gražiai per pusę padalinta Europa, kuri kovojo su komunistiniu režimu, Sovietų sąjunga, partizaniniais pasipriešinimais ir karais, o baltoji vakarų pusė labiau likusi, jinai taip pat turėjo savo partizaninius pasipriešinimus, tiesiog jie jau buvo nukreipti prieš nacistinę Vokietiją. Ir jeigu trumpai pasižiūrėti, kad tą vakarų, nors atrodo kitas priešas, kodėl lyginu būtent su Prancūzija, tai yra prieš nacius kovoja žmonės, bet vėlgi yra tam tikras aspektas, kuris leidžia mus, Lietuvos partizanus, tapatinti arba lyginti, sakykime, taip su Prancūzija, nes tai, kas pavyko Lietuvai 49-aisiais, Lietuvos partizanams parašyti, pasiekti politinę tą pergalę, kurią drįstu vadinti 49-ais parašius deklaraciją, tai tas panašus atitikmuo buvo taip pat suformuotas ir Prancūzijoje. Jie sukūrė tam tikrą programą, tiesiog ten sėkmingai pasibaigus jau Prancūzija tapo laimėtojų pusėje, tai tapo pirmosios vyriausybės programa. Tai, kas buvo numatyta 49 Lietuvos partizanų deklaracijo, lygiai taip pat iki susirenkant Seimui, iki įvykstant rinkimams, šita deklaracija turėjo būti pamatas, na, tas dokumentas pagrindinis šitai būsimai vyriausybei. Na ir čia jau, kaip paminėjau, Prancūzija šventė pergalę, laisvės kovotojai šventė jų pergalę gana greitai, tuo tarpu, na, partizanams Lietuvos teko tą pergalę džiaugtis tik 90-aisiais. Lietuvos partizanų tikslas. To reikalauja irgi nurodyti programa ir citata tokia: nutraukti okupaciją ir atkurti valstybingumą. Tie keli žodžiai yra paimti būtent iš vadovėlio. Teisingi, aiškus tikslus, bet šitą taip pat galime praplėsti ir galbūt vaizdingiau ją suvokti, spalvinti netgi tą pasakojimą, kad patys partizanai tai apibūdino, kad nebūtų širdis tos laisvės alkana. Ir tai yra pačių partizanų žodžiai ir štai nuotrauką savo krauju nupirksime laisvę. Ar vienas iš piešinių ryšininkės Janinos Janutytės, kuris yra pilnas tų tokių tautinių simbolių. Tai laisvė, čia reikėtų pažymėti, kad buvo pagrindinis siekis, atrodo, kalbame apie tą patį, tik kitais žodžiais. Ir partizanai, ypač švęsdami Kalėdas ir naujuosius sutikdami,
jiems tas lengstis buvo tarsi vilties, kad jau kiti metai, ir nesvarbu, kad tai yra 51-ieji, antrieji galbūt net, kai jau slopsta, visi supranta, kokia yra situacija, jie nuoširdžiai tiki sveikinimuose, atsišaukimuose, spaudoje, linkėdami, kad tai jau bus tie paskutiniai metai ir kiti bus prisikėlimo, jau tauta gims, pakils ir vėl gyvens tą kur savo geresnę, gražesnę Lietuvą. Tai laisvės siekis, linkėjimas, mėgstu irgi mokinių klausti, ko jūsų nuomonė vardinių švenčių proga dažniausiai linkėdavo. Tai dažniausiai iš ties ir linkėdavo laisvę. Priežastis partizaninio karo, kuris kilo Lietuvoje, gali būti tikrai labai įvairios. Ir čia jas pavardinu ir ties šita vieta norėčiau tik stabtelti, kad mano nuomonė yra pakankamai svarbu ir eiliškumas, kuriuo mes pasakojam arba atskleidžiam tas priežastis. Mano nuomonė vadovėlė ir netgi toks bendras mūsų visuomenės suvokimas, kad vienas, na taip, gal patriotizmas, o tuomet mobilizacija. Mobilizacijos grėsmė buvo tas, dėl ko dauguma jaunų vyrų pasitraukė į miškus. Jokių būdų neneigiu, kad taip nebuvo, taip tai buvo, bet jeigu mes siekiame ugdyti tą tokią sąmoningą pilietinę jaunąją kartą, na tai neturi būti tas pirmasis motyvas. Taip mes galime praplėsti, kad mobilizacijos grėsmė, tai čia ne tik dėl to, ką patys partizanai pabrėžė, kad mes nenorime imti ginklą, bet daugelis jų gražiai pasakė, mes neįsim į Vokietiją, į vakarus, kovoti už svetimą armiją. Imi ir kovoji čia. Na, reikia pastebėti, bent jau mano tyrimų, čia galbūt reikėtų didesnio tyrimo, kad vis tik tie, kurių pagrindinė priežastis buvo išėjimas dėl mobilizacijos grėsmės, paskelbus legalizaciją, galimybę partizanams legalizuotis, tai didelė dalis būtent jų ir legalizavosi. Tai tos priežastys yra patriotizmas, patriotinis auklėjimas tarpukario Lietuvoje, neabejotinai be galo stiprus, Vilniaus okupacijos klausimas. Tuomet priklausimas patriotiniams organizacijoms, dėl ko galėjo būti asmenys persekiojami, pirmosios sovietinės okupacijos patirtis, arešto ir tremties grėsmė, čia jau ypač 48-ais partizanų gretas labai gausiai papildė naujas toks šuolis jaunų kovotojų, kurių artimieji buvo ištremti ir jie sugebėjo pasitraukti nuo tos tremties. Mobilizaciją minėjau ir patirtis vokiečių okupacijos metais. Pačios įvairiausios ir lygiai taip pat dalyvavimo holokausto prisidėjime, bet čia pagaliau mes, mano nuomonė, turėtumėm galę dar apie tai šiek tiek kalbėti skaičiais, kad apie 5% būsimų partizanų galėjo prisidėti vienokiu ar kitokiu būdu prie holokausto veiksmų. Ir čia jau kiekvienam apsispręsti, tai yra daug ar mažai. Taip norėtųsi, kad tų skaičių nebūtų, bet tai nėra 100% skaičius, kuris menkintų, juodintų ar kitaip terštų visą mūsų partizaninio karo ar Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio portretą. Struktūra. Ir čia kalbame apie tokius 3 turėtume išskirti struktūros pokyčius. Tai Lietuvos laisvės armija, kuri dar buvo sukurta pradžioj vokiečių okupacijos metais ir jau su antraja sovietinė okupacija Lietuvos laisvės armija ima telkti partizanų būrius ir labai aiškiai išskiria į tokius 2 organizacinius sektorius ir veikiantysis sektorius vanagai. Ir štai čia gražus iš ties ansiuvas, išlikęs saugomas ypatingai archyve LLA vanagai. Vėliau nuo 46 šitam vadovavimui perima bendras demokratinio pasipriešinimo sąjūdis, tiesiog jo visas šleifas, toks pasakojimas eina su užverbuotu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi Juozu Markuliu, agentų ereliu, kuris imasi vadovauti ir vėliau tik tai partizanam pavyksta išaiškinti, atskleisti jo tapatybę, jo infiltravimąsi. Tačiau tuo metu jau yra tikrai daug nukraujavusio šito mūsų partizanų sąjūdžio. Ir dėl to sąmoningai 49 vasario 10 yra jau susibūrus partizanų vadams į vadų susitikimą
Radviliškio apylinkėse, Minaičiuose vasario 10 yra pakeičiamas pavadinimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir tai jau yra gana svarbus pažymėti dar tuo, reaguojant ir į ugdymo vadovėliuose mūsų istorikų mėgiamai skirti 3 etapų, tai jau yra šio laikinių istorikų skirstimas pagal tam tikrus bruožus, patys partizanai labai aiškiai suvokė, kad čia baigėsi pirmasis etapas 49-ais, kai prasidės antrasis etapas, kai jau Lietuvos partizanai veikia vieningoje, centralizuotoje tokioje sistemoje. Ir čia matom partizanų antsiuvą, metodinėje priemonėje, jį gražiai ten pasakojama, kokia yra jo reikšmė. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų tokia savo tolesnę pamoką, pasakojimą, pristatymą krypsiu per šią schemą, aplink ją mes ir suksime, mano nuomonė, jinai iš pirmo žvilgsnio yra tokia gana sudėtinga, daug prirašyta, bet tai yra ta tokia partizanų visuomenė, vėliau šiek tiek praplėsiu savo matymą apie partizanų valstybę, jinai sutelpa į šią sąjūdžio struktūros schemą. 49-50 mes į ją ir atsispirsim. Pradėkime nuo laisvės kovotojo partizano. Tiesa, tai yra skirstimai, pavadinimai remiantis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įstatais 49 patvirtintais, kaip patys partizanai apibūdino. Taigi laisvės kovotojas partizanas ir laisvės kovotojas kandidatas, priesaikos nedavęs asmuo, ir jie jungiasi labiau mum įprasta, ką mes ir galėtumėm pasakoti, kad tai yra sritis, mes turim 3 sritis, turime šiuo atveju apygardas, ir tuomet eina ta tokia hierarchija, jeigu norėtumėm išskirti dar toliau rinktinės, tėvūnijos arba rajonai, kuopos, skyriai, grandis iki pačių mažiausių tų darinių. Tai laisvės kovotojai partizanai ir kandidatai. Esminis jos skirias dalykas tai buvo priesaikos davimas. Lydinčiuosiuose tekstuose pateiksiu tokių gražių pasakojimų apie priesaikos davimą, kad tai išties buvo labai svarbus momentas ir vėliau tas priesaikos sulaužimas arba nesulaužimas, tas savižudybės momentas, sunkiausia akimirka, ar pasiduoti, ar nutraukti savo gyvybę, vėlgi tai buvo atliepimas į duotą priesaiką. Priesaikas duodavo tiek ryšininkai, tiek partizanai, jų galėjo būti ir svarbus tas atributas, iš ties būdavo kryželis, trispalvė, ginklas, kaip ir čia matom bučiuojamas. Yra liudijimų pasakojimo apie tai, kaip partizanai prisiekdavo senose kapeliuose kaimo, apie tai, kaip yra prisiekę prie bendražygių kapo, tai šitos pavyzdžius taip pat pateiksim. Keliaujam toliau. Mes turim laisvės kovotojus slapukus, tai sėslusis arba pasyvusis kovotojas, čia tokia įdomi schema, kurią galim irgi atskleisti. Partizanai, jeigu minėjau apie tą, man atrodo, tokie 2 dalykai, partizanų tikslas laisvė, o kas yra pagrindinis man asmeniškai, koks žodis pirmiausia šautų į galvą, kalbant apie laisvės kovotojus, tai yra slaptumas. Tai to slaptumo ir kuris, įduoda kartu tas slaptumas tokio, įdomaus, patrauklaus detektyvinio prieskonio, kartu, aišku, istorikams įneždami tokio, sudėtingesnio to darbo, kaip šifruoti, kaip kalbėti. Ir šita schema, tiesa, išlikusi tik tai rusų kalba, buvo išsaugota, paimta kaip įkaltis. Tai čia kaip ir parašyta, kad tai yra Lydžio rinktinės schema, Tauragės apylinkės, jungtinės Kęstučio apygardos ir organizacinis sektorius, tai, kaip minėjau, tie tokie legaliai gyvenantis asmenys, kurie yra talkininkai partizanams, svarbi tokia grandis žvalgybos, ryšių sistemoje, bet tai nėra dar tie tikrieji ryšininkai. Tai čia ir pažymėta, kad didžiosiomis raidėmis gali būti užkoduojami organizacinio sektoriaus pavadinimai, tuomet partizanų būriai ir nepabraukti, tai yra ryšininkai. Ir kaip veikia, štai galim žiūrėti į šitą schemą, kad ryšininkas visada žinos apie save tik tai 2 stengiamas į tą trejetukų sistemą išlaikyti, kad jeigu vienas areštuojamas, kiti liktų neišaiškinti ir ta visa grandinė tokia, nesubirėtų. Čia lygiai taip pat tarp to šifravimo, kaip aš sakau, galima tokia greita kalbė sakyti slaptavardis, slaptažodis, slaptavietė, slapyvardis,
kad visa tai, na, turėjo tą tokį slaptumą. Ir vienas iš pavyzdžių, parolis, į kurį, kad atėjęs į tą ryšių punktą, sakykime, į kriaušės, na, tą pavadinimą atėjęs, tu turi sakyti parolį arba slaptažodį, kuris visada prasidės pradžia, atėjau varlės pieno, ateina vienas ryšininkas, o kitas turi atsakyti kumelės duosiu. Ir tada jau yra aišku, kad jiem yra saugu kalbėtis, kad jie gali apsikeisti siuntiniais, žiniomis ar kad ir kas tai bebūtų. Tai to slaptumo tam, na, išsaugojimui buvo skiriama tikrai gana daug dėmesio. Keliaujam toliau. Turim talkininkus, ryšininkus, tai yra aktyvius tokius rėmėjus. Keletas citatų, kaip apie, na, suvokė ir jų reikšmę matė patys partizanai, citata iš Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraščio, kad, na, ne žmogaus gyvenimo sąlygos lėmė tą rėmimo, prisidėjimo mastą, bet jo, na, atsidavimas tai kovai. Ir dar viena citata jau iš kito partizano, Benedikto Trakimo Genelio, kurie keitė buvimo vietą, kad, kas gražiai čia pabrėžiama, kad be vietos gyventojų paramos, na, ta kova nebūtų tokia ilgai ir sėkmingai išsilaikiusi. Nėra mažų ar didelių. Partizaniniam kare taip yra svarbus tie ginkluoti politikai, kaip mes sakom, ar laisvės kovotojai išėjo ginklu kovoti, bet ką ir Rugilė minėjo, kad, na, greta tų, taip skaičiuojama, statistiškai 50 000 buvo dar visa galybė žmonių, ryšininkų, rėmėjų prisidėjus. Ir viena iš nuotraukų, man tikrai be galo graži nuotrauka ir svarbi, ta tokia ryšininkų nuotrauka, jiems tie dviračiai. O čia gražus pavyzdžiai, vėlgi, kuriais galim žadinti vaizduotę, jaunimo, mokinių vaizduotę, klausdami, o kaip tie ryšiai, rašteliai, spauda galėjo būti perdodami. Tai teko bendrauti su partizanų ryšininkė Elena Zabloskaitė, kuri pasakė, kad būdama dar gana jauna, neturėdama net pilnametystės, jei tėtis pasakė, aš neturiu sūnaus, tu kovosi, jie pagamino specialiai dviratį, kaip jis sako, jie praplatino rėmą, kad ten tilptų į tą rėmą kuo daugiau spaudos sudėti, aplaužė, aplankstė, apviniojo siūlais, kad atrodytų kuo prastesnis ir niekas to dviračio nenorėtų ten vogti. Ir jinai sėkmingai su juo tą spaudą, na, gabendavo, perduodavo. Ir kitas pavyzdys vėlgi apie tos mažus ar didelius, kiek tos kovos reikšmė lemia, tai Žiežmarių gimnazijos, progimnazijos mokinės Genovaitės Lekavičiūtės kūrinys. Jis gimusi 28-ais, vadinasi, tuo metu, kai šitas 45 metais yra datuojamas tokio jos kūrinio viršelis, jai buvo 17 metų. Jis 16 metų įstojo į Lietuvos laisvės armiją. 17 jinai atvirai, kaip matot, pasirašinėdama vardu ir pavardę, jinai sukuria tokį aukštantis laisvės rytas, turinys ten kupinas tokio, na, irgi tiesmuko teksto, trispalvė, jinai yra areštuojama, nuteisiama, kali lagerį. Ar tai galėjo prisidėti prie partizaninio karo sėkmės? Mano nuomonė tikrai taip, nes, na, kaip ir sakau, nėra mažų ar didelių ir tas indėlis į bendrą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istoriją pildosi ir tokiais pavyzdžiais. Jeigu pereitumėm prie jau vadovybės lygmens, jau tai, kas leidžia man, mano kolegoms kalbėti apie partizanų valstybę, apie tą tokį kitą lygmenį, kitą pasakojimą, negu mes pratę buvome girdėti tuos kelis dešimtmečius, tai yra Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba. Joje asmenų skaičius sviravo, priklausomai žūdavo, vieni užleisdavo vietą, ateidavo kiti. Tai jos pirmininku 49-ais vadų susitikime buvo išrinktas Jonas Žemaitis. Mes galime teikti biografiją, kurios čia tikrai neskaitysiu. Taip jos reikia, tos informacijos bendrinė, kad ją pažintume, bet mes galime ieškoti ir įvairių kitokių prieigų, kaip sužadinti smalsumą arba kaip patraukti dėmesį.
Ir Jonas Žemaitė, čia šitie bus tokie aktyvus, kurie dabar, kadangi pokalbis vyksta, tai jie nenukreipia, aš bandysiu pajungti, bet jums, jeigu parsisiųsit skaidrės, jis veiks ir jūs kreips tiesiai į svetainę. Tai dėja, štai, nežinau, ar jums dabar rodo. Kol kas ne. Tai va čia. Dabar tikriausiai rodo. Tai praėjusiais metais Krašto apsaugos ministerija įgyvendino irgi su jau dirbtinio intelekto minėta pagalba, jis sukūrė kiek tavė partizano projekto, tai štai kelios sekundės, pusę minutės. Kaip galime pamatyti Joną Žemaitę? Ir grįžkim į skaidrės. Prašau. Keliaujam toliau. Toliau mes turime prezidiumą, partizanų prezidiumo, gana svarbi tokia struktūra, tai gynybos pajėgų štabas. Mes turim antrą pavardę, kuri yra egzaminų programoje, ugdymo programoje Adolfas Ramanauskas Vanagas. Vėlgi, kaip galime pasižiūrėti į šį žmogų kitaip, apie jį 2018-aisiais, dar irgi prie jo partizanų vėlgi palaikų atradimą šiek tiek kalbėsiu, bet galime pasižiūrėti ir kitokių kampų. Taip. Mes turime jau Rugilės, jums tikriausiai rodo, Rugilės minėtą laisvės kovotojo tėvynį pareigų ėjimo lapą. Tai yra be galo svarbus dokumentas, kuris dar nesulaukęs tokio dėmesio, bet yra dokumentai, kurios patys partizanai apie save pildė. Ir štai pirmas dalykas, jūs galite atsidaryti, nagrinėti tos dokumentus, kaip pats Adolfas Ramanauskas Vanagas aprašė save. Ir ką iškart mes matom tai, kas mums yra nauja ir neįprasta, jo sakytiniai slapyvardžiai. Taip, mes esam pratę prie Vanago, bet jis pats pažymi, kad dar turėjo vykti savanoris Granit. Ir net nebejoju, kad daugelis tai išgirdo pirmą kartą. Tai šitas laisvės kovotojo tėvynį pareigų ėjimo lapas yra gana talpus, daugiau tų lapų ir juos tikrai galima nagrinėtis ir su mokiniais atrasti kitokį, arba kaip pats laisvės kovotojas norėjo apie save pasakoti, palikti tą liudijimą. Keliaujam toliau. Turime dar užsienio delegatūrą, labai svarbę.
Ir čia vėlgi turim dar vieną tą pavardę mums svarbę Juozas Albinas Lukša. Tai dabar jau niekur nekreipsiu, bet vėlgi nuoroda, kuri bus aktyvi ir jums veiks, bus į pokalbių robotą, tai ką pristatė Rugilė, kas vėlgi, na, mes patys bandėm šiandien parodyti tik vieną pavyzdį. Taip, tai yra žaidimas. Ar galim žaisti istoriją? Na, mano nuomonė, galim, jeigu tai užkabins ir jaunus žmonės pradėti domėti. Nes atsakymai yra vis tik generuojami jau su jų tekstais, jų išvalgomis. Tik žinoma, na, tai nereikėtų laikyti enciklopediją ar mokslinių tyrimų, kur faktai turėtų būti tikrinami. Keliaujam toliau ir kalbam apie prezidiumo ketvirtą žmogų. Mano nuomonė, pagal šitą struktūrą jo trūksta mokymo ugdymo sistemoje, bet kuris taip pat buvo be galo svarbus visuomeninės dalies štabas. Juozas Šibaila. Žmogus atsakingas už ideologinę, už visuomeninę dalį ir kuris rūpinasi prie Rymančio rūpintojėlio leidimu. Tai yra pagrindinis partizanų leidinys, pogrindinis leidinys. Ir čia aktyvi nuoroda taip pat nukreips į šitų leidinių pavyzdžius, kuriuose bus galima pasinagrinėti. Ir šita schema, kuri atrodė sudėtinga, bet perėjom per tos pavyzdžius, leidžia kalbėti apie partizanų valstybę. Tas darinys, kuris, taip, partizanai niekada tokio termino nepasakė, jo nesukūrė, bet jeigu mes atsigrėžiam į pačių partizanų dokumentus, į pačių partizanų pasakojimą, į tai, kokią žinią jie norėjo mums palikti, ypač 49-ais pasirašė deklaraciją, tai tuomet mes pamatom būtent tą pogrindžio partizanų valstybę. Valstybė. Ir čia išskirti bruožai, jai būdingi yra remiantis jau istoriko Feinhauso, kuris kalba apie Lenkų pogrindžio valstybę, bet lygiai šitais pačiais bruožais mes galim piešti ir mūsų Lietuvos partizanų vaizdą. Vadų susitikimas, vadų kelionė, pažymėta kaip ir kur keliavo, ta kelionė tiek tokia tiesioginė, tiek perkeltinė prasme, trukusi ilgai, leido sukurti tą stebuklą, kurį šiandien tikrai galim laikyti stebuklą, kuomet 8 vadai susitikę įtvirtina Lietuvos laisvės kovos sąjūdį. Susitikimo metu beveik 3 savaitės būdami kartu, jie svarsto sąjūdžio ideologiją, taktiką, mobilizaciją, ūkinius reikalus, paskelbė kovą su girtuokliavimu kaip didžiulę problemą. O taryba priėmė ir paskelbė politinę deklaraciją, kurioje dėstomi jų kovos siekiai, kalbama apie laisvę ir nepriklausomą valstybę, valdoma demokratiniais pagrindais, žmogaus teisės ir socialinės garantijos. Tačiau partizaninis karas slopsta ir dėl didelių išdavysčių, mano nuomonė, pirmiausia, kolaboravimo, agentų informatorių tinklo, agentų smogikų veikla. Bet kiek galėdami partizanai su to kovoja, ir vėlgi tai yra viena tema, kuri, mano nuomonė, per menkai susilaukia dėmesio ir gautumėm kur kas daugiau atsakymų, jeigu apie tai dažniau ir garsiau kalbėtumėm, karo lauko teismai. Partizanai vykdo karo lauko teismus ir visą tai dokumentuoja. Ir ta dokumentacija, jeigu mes išmoktumėm ją, žvelgti, ją atrasti, ją norėtumėm suprasti, mums atsakytų daugelį tokių skaudžių klausimų, skaudžių temų, kad atėjo, iššaudė visą šeimą, nušovė nekaltai, bet partizanų palikti dokumentai, nesakau, kad jie be klaidų arba, tikrai žinom ir patys atveju, kai partizanai buvo sėkmingai įtraukti į saugumo žaidimus, pakišant ne tą žmogų. Tai štai pavyzdys, kad tai yra pradžioj partizanai įtarė kažką išdavystę buvus, yra vykdoma kvota to asmens, yra paimami liudininkų parodymai ir galiausiai yra surašomas karo lauko teismo sprendimas. Šiuo atveju panui Račiui už, kaip jis pats prisipažįsta, apie metus vykdė tą agentūrinę veiklą ir jam yra mirties bausmė pakariama. Represiniai organai, sovietinės specialiosios tarnybos, tie trumpiniai, kurie ar trumpiniai ar netrumpiniai, mano nuomonė, mokiniams nelabai daug ką sako, bet tebūnie. Ir
kur kas galbūt labiau ir visuomenėje paplitęs tas stribų pasakojimas ir jis nueina iš ypač vyresnės kartos, iš lūpų į lūpas, štai jų genezė per kelias skaidrės. Tačiau būta ir kitokių pavyzdžių, apie tai irgi norisi pasakyti. Vienas iš pavyzdžių - stribas, Rumšiškių pranas Tuškevičius Račiukas. Jis 3 metus buvo ir stribas, ir ryšininkas, tiesa, su pačių partizanų palaiminimu ir žinia. Jis teikė partizanams žinias, tačiau buvo išaiškintas, kankintas, nuteistas 25 metams lagerio. Kaip galime stribus parodyti dar kitaip? Na, čia vėlgi pasitelkiant tokį truputėlį paįvairinant tą pasakojimą apie partizanus, įnešant spalvų, tai yra įdainuota viena partizanų daina, linksma, čia irgi galima plėstis, kalbėti apie partizanų kūrybą, tiek tas epinės tokias dainas jau apdainuojant partizanų žūtį, bet tiek dainuojant ir kalbant apie jų kasdienybę. Dar vienas mūsų pasidalinimas šono. Na. Tai, nėra ilga, 1,5 minutės. Tai viena iš dainų, kuri partizanų akimis, taip kaip jie matė, taip kaip jie girdėjo, kaip jie kūrė apie stribus. Eina stribas, klumpės krypsta, ant banditų baisiai pyksta, pančių strielba pasirišęs, duonos pluta užsikišęs. Ei, rita, 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 Prienų 3 stribai užlita, Šilavote dar pigiau, nes stribų yra daugiau. Stribas per miestą replioja, vaikai juokų netrivoja, juokės visos vieto mergos, ant pečių senos kačergos. Ei, rita, 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 Prienų 3 stribai užlita, Šilavote dar pigiau, nes stribų yra daugiau. Kažkoks iš Gama pasakė, kad 5 banditus matė, šleivos klumpės slidinėjo ir pastotis varinėjo. Ei, rita, 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 Prienų 3 stribai užlita, Šilavote dar pigiau, nes stribų. Manau, užteks, mes galim grįžti į skaidrės. Ir, tas noras parodyti, kad tas ginklas su priešu, jis buvo ginklas, tas šaunamas, jis galėjo būti žodis ginklas. Ką galėjo ta daina tuo metu, tai galėjo kelti nebejotinai. Taip, jinai yra tokia satyrinė, tokia karikatūrinė, jai reikia kažkokio komentaro, mokytojo paaiškinimo, kodėl čia patys partizanai save banditais vadina, ką reiškia, bet mano nuomonė tai įneštų tokio patrauklumo, žaismingumo tai pamokai. Apie agentus viena pagrindinių matyt asmenybių, tokia spalvingiausia šitoje istorijoje yra Kostas Kubilinskas, agentas Varnas, netaip senai jo kūriniai išimti iš ugdymo programos. Ir apie tai taip pat galima kalbėti. Galima pasakoti jo biografiją, bet kur kas iškalbingiau yra Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraščio ištraukos, kurias galima skaityti, analizuoti, kur kas ir plačiau žiūrėti patį dienoraštį, atsiversti apie žmogų, štai tokioj situacijoje, kuris norėjo kurti, bet pats iš tiesų savo rankomis nušovė bendražygius. Ir vėlgi čia yra aktyvi nuoroda, kurios dabar neįjungsiu, bet prieš kelis metus pristatė taip Vytautas V. Landsbergis filmą, kurį galima žiūrėti poetas, bet mano nuomonė, man pačiai asmeniškai kur kas didesnį poveikį, kai pradėjau ypač studijuoti istoriją, kaip tik jis buvo sukurtas, taip pat Vytauto V. Landsbergio spektaklis Bunkeris. Ir labai smagu, kad Alytaus gimnazistai
yra pastatę spektaklį, tas spektaklis yra prieinamas YouTube kanale, būtent pagal Vytauto V. Landsbergio bunkerio. Tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, labai gražiai jausmingai išgyventas kūrinys. Laisvės kovotojų likimai, žūtis, areštai, tardymai. Sėkmingieji atvejai, kai partizanai pasirinkdavo žūti, kad ir kaip savižudybė, mirti, kad ir kaip tai žiauriai beskambėtų. Nes čia yra ištrauka, aišku, ne tam, kad ją būtinai perskaityti, bet noriu pačią istoriją papasakoti. Vyriausios vadovybės ryšininkė Rožė Jankevičiūtė. Čia yra ištrauka iš jos baudžiamosios bylos. Sulaikyti, suimti ryšininkai partizanai, jiems būdavo užvedamos baudžiamosios bylos. Ir atėjęs skaityti, jau nepriklausomai Lietuvoje baudžiamą bylą, tu turi pasirašyti vardą, pavardę ir skaityti. Tai jinai šitoj vietoj, prieš skaitydama savo bylą, jinai paliko įrašą, kad niekas neaprašo apie tai, kokias priemonės mums taikė, kad apie kankinimus ir panašiai. Ir čia, žinot, tinka pačių partizanų anekdotas iš jų spaudos apie tai, kaip Stalinas pametė pypkę. Ir buvo liepta suimti 300 asmenų. Vėliau Stalinas atranda tą pypkę ir sako, paleiskit, čia nekaltai, aš buvau ją pametęs. Saugumiečiai sako, negalim, nes 298 prisipažino kaltais. Tai anekdotas to laikmečio labai aiškiai, šiandien, jis visiškai nejuokinga, bet tai labai aiškiai atspindi tą situaciją, kas yra baudžiamosios bylos, kas yra tardymai. Ir čia galima dar aišku kalbėti apie tai, kaip jie vykdo. Visgi, dalis nežūsta, yra areštuojami, partizanės Monikos Aluzaitės istorija apie tai, kaip jinai bando nusižudyti, šauna savo, nesėkmingai, nors atrodo jau neįmanoma išgyventi, išeina, matosi nuotraukoje kulka, jinai yra atgaivinama, apie tai yra išleista ir knyga kolegos Mariaus Jamužio partizanė, kur tas pasakojimas visas būtų gerokai išplėstas. Jinai yra atgaivinama, gydoma, jinai bando dar kartą nusižudyti, vėl atgaivinama, tardama, galiausiai nuteisiama lagerį. Taigi kalinamas lageryje, tie likimai toliau, kaip jų keliauja, Gulago sistema, bendrabilių tas klausimas ir tas nuostabumas, kurį norisi galbūt dar akcentuoti su politiniais kaliniais, kad jie dauguma būtent buvę laisvės kovotojai, ryšininkai, jie ir ten lieka aktyvus ir tie didieji sukilimai, lagerių sukilimai būtent remiasi į tuos politinius kalinius, kaip juos apibrėžia jų nusikaltimo tą pobūdį, jie ir ten vėlgi tą kovą tęsia už tas teisės ir laisvės. Vėliau vieni, aišku, yra iškart tremiami, kiti po atkalėjimo lagerio dar yra gauna bausmės būti ir tremtyje. Ir baiginėjant, jau einant prie tokio kelių paskutinių skaidrių apie istorijos politiką ir atminties karus, tai po vieną pavyzdį iš jų noriu taip pat pateikti. Tai partizanų vado Jono Žemaičio pripažinimas Lietuvos vadovu, sukėlęs 2009-aisiais išties gana tokį sprogimą, kad kaip čia galime iškraipyti istoriją, iš to paties mano ištraukos straipsnio, keletas citatų. Istorikai buvo gana priešiškai nusiteikę šitam žingsniui, kad tai yra istorijos kraipimas, netitinka tikrovės. Kiti Seimo nariai tuo metu, buvę ten antroji dalis šitų citatų, yra taip pat pasakojama, kodėl tai netinka, netitinka šitas dokumentas. Bet iš tai yra istorijos politika. Čia šiuo atveju matyti ne taip svarbu, kokia yra mano nuomonė, jeigu svarbu, tai taip aš pripažįstu, kad tai kuria pasakojimą, bet vėlgi net yra šaltinių, istorinių šaltinių pačių partizanų nedaug, kur partizanai pamini, kad Jonas Žemaitis yra partizanas. Čia galima ieškoti daugiau argumentų, bet taip tai buvo priimtas labiau kaip istorijos politikos dalis ir jinai neiškraipo istorijos. O jeigu žiūrėtumėm net per partizanų valstybės pasakojimą, jinai sustiprina. Ar tai menkina istoriją, nemanau, ar tai stiprina mūsų savivoką, taip neabejotinai. Ir atminties karai. Labai stiprus, aiškus pavyzdys buvo su Adolfo Ramanausko Vanago palaikų suradimu ir
jų palaidojimu. Ir štai keletas citatų iš strateginės komunikacijos departamento turimų duomenų tyrimų, kad 2018 spalio mėnesį Lietuvos informacinė erdvėje buvo fiksuojami gerokai didesnis kiekis tų tokių atvejų, kurie gali būti laikomi neigiamos tos tokios informacinės veiklos turinčių pasakojimo. Ir vienas iš pavyzdžių, kaip Rusijos internetinių naujienų portalas, būtent kalbėdamas apie šitas laidotuvės, publikavo straipsnį su antrašte, kad neva Lietuvos kariuomenės vadas pasakė, mūsų kariuomenė teroristų ir bandistų tradicijų paveldėta. Ir nebejotinai tai yra iškraipimas, žodžių perdėlimas, perkreipimas, bet tie atminties karai vyksta ir partizanai neveltui yra tokiam aukštai laikomi propagandai, labai tinkantis įrankis rytų valstybė. Kaip galime laimėti tuos atminties karus? Visų pirma, mano nuomonė, nebijoti sunkių temų ir apie jas kalbėti. Ar tai būtų holokausto tema, ar tai būtų karo lauko teismų tema, ar tai būtų partizanų vykdomi nusikaltimai. Na, mes čia ne apie šventuosius kalbam. Ir tai yra valstybė, visuomenė, kaip aš mėgstu pritraukti prie šiandienos. Šiandien žmonės taip pat Lietuvoje ir žudo, ir prievartauja, ir kažką dar negero daro, bet tai nėra apie visą mūsų visuomenę. Lygiai tas pats mes turim suvokti Lietuvos laisvės kovos sąjūdį. Nepaisant to, tų sunkių temų ar tų sunkių patirčių ir biografijų, tai neneigia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio reikšmės ir prasmės. Taip pat turim skirti padidintą dėmesį svarbiausiams istoriniams temams, nes tai turėtų būti pamatas, ant kurio statoma mūsų tapatybė ir kuriamas vertybinis pagrindas. Mes galim istorikai išsimėtyti tarp temų, kažkas buitį, kažkas dainas, kažką, ir turim aiškiai su tokio jau, va čia reikia to tokio valstybinio sutarimo, užsakymo, jeigu taip galima sakyti, svarbiausiam temom sudėti, kas, galėtų mus stiprinti. Na ir žinoma, ugdyti jaunimo kritinį matymą, gebėjimą atskirti propagandą ir jai pagristus argumentus. Bet šitoje vietoje noriu labai pasidžiaugti, kad tas požiūris kinta ir pačiai nekartą tekę susidurti, kaip jaunimas jau užaugęs nepriklausomoje Lietuvoje geba argumentuotai diskutuoti su savo tėvais, kurie negyveno partizaninio karo metais, bet gyveno tos sovietinės propagandos metais. Ir jie jau sugeba diskutuoti ir kalbėtis, kad, gal palaukit, o mes turim kitą pasakojimą, turim kitą prieigą ir kitokį tą partizaninio karo atmintį norim turėti. Tai dėkoju uždėmesi, savo pasakojimą baigiu. Jeigu būtų klausimų, tai galbūt vienam kitam spėčiau, jeigu ką, čia, nežinau, Rugilė minėjo, neminėjo, bet mes visada esam pasiekiami, yra partizanų Lietuva@gmail.com, jūs visada galite rašyti jums visais rūpimais gyvenimo klausimais, kiek rasim, galėsim, atsakysim.